pradėjai, kaip atėjai iki šitos knygos ir apskritai, kokie buvo tie vingiai, kaip tu priėjai iki šito savo kūrinio? Turbūt norėčiau pradėti nuo to, ar girdisi, kai mes kalbam, gal garsiau reikia. Puikiai. Atsiprašom, kad čia dėl tų sutrikimų galėjome mes kažkaip geriau pasiruošti. Tai aš norėčiau pradėti nuo to, kad tai, kas surašyta toje knygoje, tai nėra kokio nors vieno žmogaus. Šiandien kalbėjau su vienu bičiuliu signataru iš tų laikų, iš 90-ųjų metų, toks Vilius Baldišius, jeigu žinote, jeigu dar prisimenate, jis labai trumpai, ten 2 metus tik tai buvo Seime, po to vėliau politikoje nebedalyvavo, kalbėjome kokią valandą ir taip fiziškai, asmeniškai su juo bendrauti neteko arčiau. Tačiau iš to pokalbio paaiškėjo, kad turime visišką vidinį tarpusavio supratimą. Ir tas mažas mūsų būrelis, jis pasirodo nėra toks jau mažas. Čia aš matau Rasą, matau kitus žmonės, tuos bendraminčius. Tai yra tie dalykai, kurie šitoje knygoje aš pabandžiau juos perteikti. Jie plūko ore ir jie yra visų. Tik tai galbūt vienam ar kitam žmogui geriau pavyks visą tai surašyti. Tai aš tai padariau. Bet tai yra mintis didelės grupės Lietuvos žmonių, tautos žmonių, kurie, ir tai yra bendras lobis, tie procesai vyksta mums net nepastebint. Esą persilieja pati, ji turi savo takus, žiūrėkit, kaip iš ryto visa gamta sušlampa su rasa. Kaip rasa sudrėkina visą gamtą, kaip jį randasi tarsi iš niekur ex nihilo. Taip ir esą turi savo būdą perduoti kitam ir taip toliau ir taip toliau. Taip kad šita knyga yra tokios didelės, nesakau, kad visų lietuvių, bet yra nemažos dalies mąstančių žmonių, kurie norėjo būti laisvi, kurie laisvai mąstė. Tai yra jų šita knyga yra. Tik tiek, kad man galbūt pavyko visą tai daugiau mažiau surašyti, gal atsiras, kas geriau surašo. Tai tiek. O šiaip tai, aš trumpai pristatysiu, kad čia jūs ilgai nekankinti, kas toje knygoje galbūt labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį. Ten yra visko po truputį. Tai yra toks miksas iš studijų, tokių jau daugiau mažiau rimtų studijų, iš atskirų tokių labai, kaip čia pasakius, hipotezių ar prielaidų ar įžvalgų, kurios tik tai turi tokią prasme, kad jos pateikiamos, o kaip toliau bus su jom aš nežinau. Ar jos pasitvirtins ar ne, bet tam tikrą prasme mes esame įsitikinę, kad yra taip, kaip parašyta. Ir paskui yra šiek tiek beletristikos, vienas kitas eilėraštis. Ir aš nemanau, kad eilėraštis gali mažiau pasakyti negu kokia nors didelė ir labai nuobodi studija. Tai visą tai vadinasi lituanistika, gal galima kitą kokį žodį sugalvoti. Bet maždaug tai buvo ta ašis, ant kurios visą tai buvo suverta. Ir todėl tiko ir tie tekstai, kurie buvo labai seni. Vienas iš seniausių tekstų yra apie Rasos šventę. Turbūt iš 70-mečio net. O kiti rašyti netgi visiškai neseniai, pernai metais. Tai žodžiu, bet jos visus vienyje va šita ašis. Kad tas žodis Lietuva, senovinis žodis Lietuva, Lietuva. O norėčiau, jeigu skaitysite tą knygą, tai kad atkreiptumėte dėmesį, aš taip trumpai charakterizuosiu maždaug, kas joje yra. Tai būtų bandyme suvokti mūsų kalendorinės šventės, visų pirma, rasą kaip sistemą, ne taip, kiek jos ten atskirai veikia,
Bet tai yra gana griežta sistema, ji yra atremta į augalo pasaulį. Tai čia yra viena iš tokių mūsų hipotezių. Kaip gyveno augalas, taip gyveno žmogus. Reiškia, lietuvis buvo absoliuti gamtos dalis. Yra tokia girios savoka, giria šiam kontekste yra daugiau negu medžiai ir lapai ir krūmai. Giria yra tokia atitrauktinė savoka, metafizinė, nes tai giria yra ta terpė, tos iščios, iš kurių mes radomės. Tai viena tokia. Antras bandymas buvo suvokti, kągi vis tik tie mūsų papročiai reiškia. Nes jeigu mes tik tai kartojame paprotį automatiškai, tai tas paprotys, jis anksčiau ir vėliau numiršta arba išsigimsta. Tačiau jeigu mes suvokiame esmę, kas po to slypi, labai paprastais dalykais, pavyzdžiui, reiškia, yra visose virsmuose, visi virsmai vyksta pagal vienodą scenarijų. Gal atrodo paradoksalu, bet vestuvės ir laidotuvės vyksta pagal tą patį scenarijų. Yra įėjimas į virsmo zoną, pats virsmas, išėjimas iš virsmo zonos, ten paruošiamieji tokie etapai ir taip toliau. Ir visur yra tokia tylos valandėlė, kartais bažnyčia vadina Marijos valandėlė. Tai va, šitos dalykai mums leido suvokti mūsų kalendorines šventes kaip visumą. Tai yra tas tvarkaraštis, gyvenimo tvarkaraštis, pagal kurį mes gyvename ir jis tam tikrą prasme tebegalioja, apsilpęs gerokai. Ir tai knyga buvo viena iš pastangų atgaivinti šitą, nes kiekvienas lietuvis giliai savyje, genetiškai netgi turi šitai. Tik tai, kai kada būna tai apsilpę, kai kada tai būna užmiršta. Ir ypač svarbu buvo tas suvokimas tų papročių. Aš nematau Aleksandro, kur jisai. Ateik čia arčiau, kur tu ten pakampinis. Ateik čia. Turėsi pakalbėti. Tai va, tai čia daugiausiai būtent jis ir yra nuveikęs Aleksandras Žarskus. Ir nes šiaip tai negali sakyti, kad sovietiniais metais nebuvo etnografijos, nebuvo etnologijos, nebuvo renkama medžiaga, buvo, bet visa tai buvo aiškinama vien tik tai vaisingumu. Vaisingumas yra tas dalykas, bet tai yra profaninis lygmuo. Mes pabandėme atspėti mūsų senųjų papročių sakralinę reikšmę. Tai galų gale reikia, reiškia, šitą Rasos šventė baigėsi paparčio ieškojimu. Niekas iki šiol negali pasakyti, kasgi po to slypi. Va, mes pabandėme tai įspėti. Kiek tai pavyko, spręskite jūs. Tai viena tokia tema ir labai svarbi. Toliau baltų religija. Nepaprastai svarbi tema, netgi gal svarbesnė už kultūrinius dalykus. Nes kultūra eina po religijos, gimsta kultūra tam tikrą prasme gimsta iš religijos ir pagrindinis toks, į ką reiktų atkreipdėmėsi, mes bandome įrodyti nesėkmingai, niekaip to nepriima jokie vadovėliai, netgi akademiniai sluoksniai kažkaip netgi vengia šitos temos Katalikų teologijos fakultetas. Čia aš sakau kaip priekaištą, buvo planas ten įvesti baltų religijos kursą. Kiek aš žinau, kol kas tokio kurso nėra. Lietuvoje mes, baltai, negalime turėti tokio kurso institucijoje, kuri turėtų ruošti religijos profesionalus. Tai yra gėda, sakau tą tiesiai ir galiu už savo žodžius atsakyti. Tai yra nauja, tai iš tiesų nieko naujo, kad baltų religija buvo vieno dievo religija. Visi kiti, ten Perkūnas, Patrimpas, Pikolis buvo po to. Jos galima įsivaizduoti kaip tam tikrą piramidę, tą daugdievystės piramidę, tačiau virš jos kaip debesėlis plūko vienas dievas. Tačiau kol tas dievas buvo, jį galima apibrėžti kaip abstraktų, pasyvų ir taip toliau, bet čia po to, kai gimė Kristus, kai atsirado krikščionybė, mes jau su to dievu turime asmeninį santykį. Ir todėl vieno dievo tauta, o mes tokie esame, čia yra Letas Palmaitis, jis irgi galės pasisakyti tą temą, žodžiu, bet tada mes turbūt užsuktume 5 valandas. Tai, žodžiu, jie leidžia padaryti prielaidą, kad jeigu tai yra tiesa, o tai galima įrodyti, tai
tada į krikščionybę mes perėjom nepaprastai lengvai. Skamba negirdėtai. Bet reikia čia skirti du dalykus - esmę ir formą. Formos atžvilgiu krikščionybę mes priėmėme labai sunkiai, nes tai buvo surišta su nepriklausomybės praradimu. Ir jeigu čia, aš matau, yra vyrukai mūsų baltų kariai, taip, kurie turi tas uniformas, atkūrinėja, reiškia, baltų karybos istoriją. Tai jeigu aš gyvenčiau 12 amžiuje, aišku, imčiau kardą ir kovočiau prieš kryžiuočius, nes nebuvo kitos išeities. Tačiau tai krikščionybė buvo nešama absoliučiai netinkamu būdu, ypač tokiai tautai, apie kurią filosofas yra pasakęs, tai buvo hominis humanissimus, žmoniškiausi žmonės. Tai va, bet iš esmės pozicijų žiūrint, krikščionybę mes priėmėm nepaprastai lengvai ir nepaprastai greitai, nes buvo vidinis sutapimas. Vidinis. Tai va, čia irgi tokia tema, nepaprastai svarbi. Toliau yra apie atskiras baltų gentis. Ten irgi yra labai daug įdomybių. Pati įdomiausia ir paslaptingiausia gentis yra jotvingiai. Iki šiol nėra tokio išklaus ir įtikinančio atsakymų, kasgi buvo tie žmonės, kurie gyveno girioje. Girios vaikai taip ir liko gyventi vos ne iki šių dienų. Čia, aš iš šono truputį šiais praeitais metais sukako 20 metų nuo vadinamų Varviškės karinės operacijos. Tai yra toksai dzūkų kaimelis, pats piečiausias bažnytkaimis Lietuvoje. Ten buvo susibūręs toks Lenkų enklavas, vadinama Respublika. Jie ten labai kenkė Lietuvai ir jos galų galė 23 metais. Jos tiesiog mūsų kariuomenė atėjo ir ten padarė tvarką. Nes tai buvo lenkiškas enklavas. Bet žmonės tai buvo savi, tai iš kur čia galės rasti? Vienintelis paaiškinimas, kad tai buvo jotvingiai, kurie nenorėjo jokių valdžių. Ir jiems ten pasiūlė ginklų, visą kitą, ir jie reiškia, tai priėmė. Tai va taip, kad kartais, kai žinom visai kitus dalykus, genčių rastis yra etnologijos reikalas, kai gali paaiškinti istorinius dalykus. Toliau kita labai įdomi gentis yra galindai. Čia rasite tekstą iš 2 mano kelionių į Santiago de Compostelą. Pirmą kartą nuvažiavęs užsikabinau, pamačiau vis ne kiekvienam žingsnėje kažką tai tokio labai artimo, pažįstamo, savo. Tada jau apsiginklavau ir žiniom, ir visokią aparatūrą, ir važiavau antrą kartą jau kaip tam tikrą mokslinę ekspediciją, labai daug laiko praleidau Santiago tokiame Pabo Galjiego, reiškia, jų etnografinėme muziejuje. Ir iš ten gimė knygelė Galindiana, kur yra įrodinėjama, kad čia ne mano mintis, čia yra viešai žinomas dalykas, kas to domisi. Ypač, reiškia, pirmasis užvedė ant kelio Toporovas, kad viena baltų gentis paskui gotus nukeliavo ne tik į Ispanijos, ten rado tokią ekologinę nišą, tai yra labai tinkama gyvenimui vieta, ten rūkai, tokie paryčiais toks lietutis nudulkė, Atlanto vandenynas, ten mes maudėmės 15 laipsnių, tai galite įsivaizduoti, vis tai vadinasi Ispanija, ten yra ne Ispanija, Ispanija yra už Kantabrijos kalnų. Ir be to, tai yra šventa vieta, tai va iš viso to radosi, kad buvo vienintelė gentis, išimtis iš visų kitų, nes esam nepaprastai sėslus, sėslumas yra mūsų esminis bruožas, jis yra susijęs su glūdėjimu. Yra genialus Vaižganto tekstas apie glūdėjimą, glūdėjimo pajėgą. Pusė puslapiuko ir jeigu mes jį žinotume, jį reikėtų pakabinti ant sienos pas kiekvieną, reiškia, mūsų tautietį, tada mano knyga būtų nereikalinga. Glūdėjimo pajėga apie tai, kad lietuvis tai yra tas, kuris moka glūdėti ir glūdi. Čia būtų atskira kalba. Tai va, galindai, ir dar keletas tokių egzotinių. Kad, pavyzdžiui, toks faktas, kad seniausiame Europos epe, ispanų epe Elcide yra personažas, pagrindinio herojaus Elcido dešinioji ranka, jo kompanjero, Bueno Lanča, narsioji ietis, Galindas Garcia. Tai yra pirmas literatūrinis aistis, kuris pakliuvo į Europos literatūrą. Savo gėdai turim pasakyti, kur mūsų ispanistai, kad
iki šiol Alcidas nėra išverstas į lietuvių kalbą. Jis yra senesnis už Rolando giesmę. Tai va, tai tokia truputėlį egzotikos. Ir toliau pačią tokią svarbiausią vietą gal savotiškai užima kalbos dalykai. Čia tokia jau labiausiai rizikinga zona. Iki šiol su kalbininkais nerandam kalbos, bet turbūt aš jau vėl pradedu galvoti, kad ko gero jos ir nerasim ir nėra ko jos ieškoti, o gal netgi ir taip turi būti. Nes kalbininkai kalba apie visai ką kitą. Jie kalba apie gramatiką, jie kalba apie tokius formalius dalykus, jie kalba apie formą. Mes bandėme kalboje ieškoti esmės. Nu, labai trumpai tai būtų taip. Yra 5 pačios seniausios, archaiškiausios indoeuropiečių kalbos. Lotynų, graikų, sanskritas, senovės gotų ir lietuvių. Tai yra pats branduolys, iš jo motininės kalbos, iš jo toliau kilo visos kitos kalbos. Tai vienintelis šių gyvai yra lietuvių. Šiaip jeigu kalba yra labai archaiška, nepaslankiai, nesugeba prisitaikyti prie pasaulio, nesugeba naujus terminus kurti ir panašiai. Ir ji taip ir lieka, reiškia, užmiršta. Ir išnyksta galų gale. Kitos kalbos, kurios linkusios lengvai, kaip koks plastelinas, reiškia, priimti naujoves, modernizuotis, tai jos galų gale išgyvena, bet jau jos taip nutolsta nuo pirminio šaltinio, kad pasidaro nebeatpažįstamos. Pavyzdžiui, dabarties graikai nepaskaitytų Iliados, yra kita kalba, reikia specialiai mokytis tos senovinės kalbos. Taip pat, taigi, kur paslaptis, kodėl mes ir gyvi, ir kartu sugebam visi kol kas sugebam atsakyti į civilizacijos iššūkius. Nu, neaišku, kaip bus su kibernetika. Čia labai daug yra padaręs Saudargas, tik tai gaila, kad jo publikacijų jis yra perfekcionistas ir jiems su publikacijom turi problemų. Bet aš manau, anksčiau ir vėliau mes sužinosim apie jį. Tai va, tai yra iš mūsų ratelio žmogus. Aš jau toli nuėjęs, tai jisai yra pasakęs, kai buvo tas knygos pristatymas Vilniuje, kad tik tai mūsų kalbininkų provincialumų galima paaiškinti tai, kad jie iki šiol nepripažįsta, kaip ką gali pripažinti, to nežinai, kad yra ryšys tarp garso ir prasmės, tarp garso ir prasmės. Mūsų kalboje šitas ryšys gal kiek apiblukęs, bet yra išlikęs. Garsas reiškia, o prasmę galima išgirsti. Garsas reiškia, o prasmę galima išgirsti. Tai yra mūsų metodas, jeigu nebūtų šito metodo, nebūtų buvę nei virsmų knygos, nei šitos knygos nebūtų buvę. Tai yra metodas, kurį mes naudojame visose savo, reiškia, tose tyrinėjimuose. Na ir gal toks paskutinis dalykas būtų, labai esu laimingas, kad pagaliau mūsų studija apie Milašių, reiškia, pasirodė tokiam, nebe pogrindžio pavidale, nebent rūkumo popieriaus lakštų, tenai su mašinėlė atspaustų. Oskaras Milašius 3 gyvenimai. Siūlyčiau atkreipti dėmesį į tą tekstą, nes mes pogrindėje padarėm vieną tokį solidų darbą, kai išleidome 3 Milašiaus tomus, reiškia, pogrindžio sąlygom, su iliustracijom, Gražinos Didelytės iliustracijom. Ir, žodžiu, jos nors dabar gali nešti į spaustuvę ir tiesiog spausdinti. Tai buvo, aišku, mašinėlė rašyta, bet jie buvo įrišti visą kitą. Tuo 4 nespėjo, mus jau ten užlaužė. Va, taip, 4, kur turėjo būti Milašiaus lituanistika, taip ir liko, reiškia, nepabaigtas. Tačiau to, ką padarėm, tiesiog, aš sakau, atvirai, didžiavomės, nes įrodėm, kad ir pogrindžio sąlygom galima daryti rimtus išliekančią vertę turinčius darbus. Labai puikus komentarai Petro Kimbrio, gaila, kad jis jau ratukuose, nebegalėjo čia atvykti. Tai, žodžiu, tiek būtų, ir išdrįsau įdėti keletą porą novelių ir eilėraščių, kurie irgi kalba apie tą patį, kaip aš jau sakiau, kad eilėraštis kitą kartą gali pasakyti daugiau negu koks storas ir nuobodus tekstas. Tai būtų tiek. Aš galvoju, kad būtų labai gražu, jeigu šitą salę, kad vienas kalba, kiti klauso, virstų tokiu pasikalbėjimu, padiskutavimu, pakritikavimu, nesvarbu.
žodžiu, kad atsirastų kontaktas, nes mes per daug laiko skiriam oficialiam dalykam, tai formos dalykam ir per mažai esmė. Esmė atsiranda tada, kai atsiranda ryšys tarp žmonių. Ir aš tikiuosi, kad tas ryšys bus. Tvarkoju, Algirdai, ačiū, bet aš irgi manau, kad ryšys labai gerai, bet autoriusgi turi savo knygą pristatyti. Dabar sutarkim, kadangi laiko yra žymiai mažiau negu mūsų, šitie du vyrai prieš mus esantis, jie galėtų savaitę laiko be perstojo kalbėti ir turėtų ką pasakyti. Tai nori, nenori, mes turėsime save erdvėje ir laikę truputį riboti. Jeigu jūs neprieštarautumėt, tada leidžiam dar, paprašom Aleksandrą porą žodžių, trumpą tokį savo komentarą pateikti, nes man regis, kad nemažai tų atradimų ir įžvalgų, kurios yra atskleistos Algirdo knygoje Lietuva, tai yra ir Aleksandro indėlis. Nu, jie daug dalykų darė kartu. Tai Aleksandrai, jeigu jūs trumpai galėtumėt pasidalinti savo mintimis, o tada mes sutarsim, ar pereisim tiesiai prie klausimų atsakymų, ar dar paklausim Algirdo vis dėlto, kaip jisai brendo, kol kitos knygos priėjo. Tai Aleksandrai, prašom. Gal sėdėdami kalbėti bus lengviau? Labas vakaras. Labai malonu matyti tiek daug čia susirinkusių. Ir aš noriu pasakyti, kad tai yra ypatinga knyga. Tai yra gyvenimo knyga, kurią reikia skaityti ne protu, ne mintimis, bet širdimi. Tai, kad Algirdui buvo gyvenimo knyga, tai akivaizdu. Jis rašė ją, tiksliau sakant, beveik visą gyvenimą. Ir man teko matyti, kiek tai buvo sudėta daug pastangų, kiek naktų nemegota ir turbūt sveikata dėl to ne kažkokia jau ir tapo. Bet tai ta knyga ir mums turi būti ir yra, jeigu ji netaps viso gyvenimo knyga, ji negalės būtent atnešti to, ką ji turėtų atnešti. Ja reikia skaityti širdim, ją reikia išjausti. Mes dabar civilizuoti žmonės ir lietuviai taipogi išmokame mąstyti abstrakčiai, atsietai, logiškai ir taip toliau. Ir todėl ir kalbininkai mūsų nepriima, nes mes mąstome konkrečiai, daugiau dešiniųjų pusių turi, daugiau širdimi. Ir prie šitų dalykų reikia jau mūsų dabartiniam lietuviui priprasti. Ir aš iš pradžių būtent, kaip Algirdo paskatintas, ėmiau skaityti mūsų tautosakos tekstus, dainas, tai nesiskaitė. O kai tik tai aš pradėjau skaityti daug ir vis daugiau, tai tada būtent tos dainos, tie tekstai atsivėrė skaitai būtent ir tau ašara, bėga, atsiveria būtent jausmai ir tada išlenda pamažu, tu prisimeni tas prasmes ir aš ne kartą būtent girdėjau po paskaitos būtent atsiliepimus, kad sako, tai kai jūs apie taigi kalbate, tai tarsi prisimeni tai, kas būta, būtent tai, kas sudėta mūsų protėviui, kas yra mūsų kraujyje, piene, būtent kartu su motinos krauju ir pienu, ir to pačiu būtent mūsų galbūt ir genuose yra. Ir todėl prie tos knygos reikia nuolat ir nuolat grįžti. Ir skaitant šitą knygą, tu turi, žmogus pats pradedi suvokti, kas yra ta būtis, kas yra gyvenimas. Ir pats gyvenimas tampa jaukesnis, malonesnis. Nes šalia visos šitos formos, tos nuostabios gražios formos, mes galime per mūsų tautosaką, per mūsų dainas, per padavimus, per pasakas ir per kitus dalykus, kuriuos aš čia neišvardinau, pajausti tai, kas yra esa. Tai, kas yra esa, tai, kas visada būna ir yra. Ir visi šitie pagrindiniai atradimai, kurie yra padaryti ir virsmų knygoje, ir šitoj Lietuva knygoje, jie yra dažniausiai daugiausiai padaryti per kalbą, per žodį. Va tas kalba, žodis yra ypatingai svarbus reiškinys žmonių gyvenime. Va tas žodžiais įvardymas yra labai svarbu. Nuo to, kaip mes dalykus įvardėme ir kaip juos įvardėme, priklauso pasaulis, kuriame mes gyvename. Ir reikia manyti, kad buvo, kai viešpats paprašė Adomą, paliepė Adomui patį pirmąjį darbą padaryti, tai buvo pavadinti visus daiktus, dalykus ir reiškinius savais
vardais. Ir reikia manyti, kad buvo tam tikri šventi vardai. Tai yra nekeistini vardai. Ir kai tuos dalykus mes vadiname tais pačiais šventais nekeistinais vardais, pasaulis tampa stabilus. Jisai patvarus būna. O dabar, kai mes nežinia kieno paskatinti, nežinia kieno jėgą stumėme, keičiame būtent į vardus, žodžius, mūsų pasaulis pradeda trupėti. Ir todėl suvokiant tą kalbos svarbą, įvardymo svarbą, mes turėtume atsispirti tai naujai bangai, kaip čia pasakyti, tam būtent progresui, kuris būtent ir bando mūsų dalykus keisti, būtent mūsų šventus dalykus pakeisti kitais vardais ir tuo pačiu mūsų pasaulis tampa kitrapus ir mes tas pasekmes jau labai jaučiame. Ir todėl skaitydami šitą knygą mes dar sykį sakau, turime išgirsti širdimi, būtent išgirsti. Akis mato, širdis girdi. Ir iš tikrųjų šitoj antrame virsmų knygos leidime ten yra toks skirelis akyje ir girduva. Tai yra pasaulis, kurį mes patiriame per akį ir pasaulis, kurį patiriame per ausį. Ir iš to aš visiškai nesenai suvokiau, kad iš tikrųjų yra du jausmai, du pojūčiai, tik tai akis ir ausis. Akis būtent ir ausis. Ir būtent išgirsti galima ir garsą, ir spalvą, tai yra ir garsą, ir šaltį, ir būtent išgirsti ir skonį, ir būtent tai yra tai, kas yra viduje. Ir todėl šita knyga, ji turi būti eiti pas mus į vidų, ne į išorę. Turėtų būtent mus gražinti į vidaus pasaulį, į girduvos pasaulį, iš akijos, iš formų, iš tų gražių spalvų formų pasaulio, kuris mus dabar yra apžavėjęs. Mes turime sugrįžti į girduvos pasaulį ir pajausti iš tikrųjų, kas mes esame ir vėl būtent išeiti į tą formų į pasaulį, bet jau sutvirtėję savo esmę, sutvirtėję savo dvasia, kad galėtume atsilaikyti prieš visas šitas modernybės. Būtent, kad galėtume atsilaikyti prieš visas šitas modernybės. Ir todėl šita knyga turėtų tapti mums tokiu labai stipriu ramsčiu ir turėtų būti tiesiog viso mūsų gyvenimo knyga. Tai aš tiek labai trumpai, ačiū už dėmesį. Ačiū Aleksandrai. Aleksandras buvo tas žmogus, su kuriuo Algirdas turėjo galimybę generuoti idėjas, bet salės gale kukliai stovi Petras Jonušas, tai Versmės leidyklos redaktorius. Čia per tą sumaištį, prašom, ponas Petrai, jūs visi gal kokį žodį tarsite, nes jisai išleido šitą knygą po galais. Taip, aš turiu pasakyti, kad yra daugybė žmonių, be kurių šitos knygos nebūtų buvę, fiziškai nebūtų atsiradusi. Vienas iš svarbiausių žmonių yra Petras Jonušas, leidyklos direktorius, pabrėžiu, verslininkas ir mecenatas. Tas žmogus, kuris eina į riziką, leisdamas tokius dalykus, kaip šitoje mano knyga ir daug kitų. Ir tai verslininkas, kuriam rūpi ne pinigai, bet jis turi mokėti tos pinigus daryti, bet kuriam rūpi galutiniam tiksliai rūpi kiti dalykai. Petrai. Prašom, ponas Petrai. Praktiškai neturiu ką daugiau pasakyti, čia labai plačiai pristatė. Tikrai norėčiau visą dėmesį sukoncentruoti ir prašyti jūsų gerbiamų autorių ir nenoriu tikrai užimti laiko čia jūsų su savo nebrandžiais samprotavimais. Tiesiog galiu pasakyti, kad kaip leidėjas jaučiuosi kaip siuvėjas, kuriam buvo paprašyta pasiūti karaliui drabužį. Tai mes stengiamės šitam karaliui, gerbiamam Algirdui, tą drabužį gražų pasiūti, o kaip jis gavosi, jūs įvertinsite. O iš tikrųjų nepaprastai esu dėkingas, kad galėjom šitą knygą išleisti ir mūsų leidyklai tai didelė, Versmės leidyklai didelė garbė, gerbiamas Algirdai, ir
Kviečiu visus skaityti ir šitą knygą kaip vadovėlį, paimti rankas iš jos daug ką mokytis, daug kartų skaityti. Daugybė įžvalgų. Beje, galbūt apie vieną iš jų tik tai užsiminsiu, nes pristatėme Vilniuje, Algirdas ją kažkaip nepaminėjo tiesiog. Knygoje toks yra paskelbtas ir blogis dėsnis vadinamas. Algirdas paskui plačiau apie jų pakalbės, bet vien tik tai visi mes turbūt neblogai mokam rusų kalbą ir lietuvių turbūt mokam šiek tiek. Tai tikrai aš pats asmeniškai net nepastebėjau ir neatkreipiau dėmesio, kad yra, pavyzdžiui, rusų kalboje žodis blago, kuris reiškia kažką gero ir labai gero, o lietuvių kalboje yra žodis blogis, kuris reiškia labai kažką blogo. Štai tie du žodžiai yra tos pačios kilmės, tose tautose reiškia skirtingus dalykus, beje tokie pasikeitimai tų žodžių, kaip Algirdas čia gal plačiau išvystys, šitų žodžių pasikeitimai būtent tose giminingose kalbose yra tik tai tokiuose doroviniuose, vertybiniuose dalykuose. Nėra, kad, pavyzdžiui, aštrus, bukas, tokio nėra pasikeitimo. Geras, blogas, tik toj srity yra pasikeitimai. Tai dėl ko taip yra? Yra apie 20 terminų. Algirdas prašiau papasakos, iš tikrųjų nepaprastai įdomi įžvalga ir jos vystymas turbūt tikrai būtų labai plėtojimas tos srities būtų labai įdomus. Tai visus kviečiu skaityti labai įdomią knygą. Prašom, turėtum. Įsivaizduojate leidyklos vadovą, vis tiek solidus žmogus, kuris šitą knygą perskaitė netgi nesakiniai su po vieną žodį, taisydamas taškus, kablelius, nors turi korektorių būrį ir taip toliau. Va, tai kiek mes ginčiamės dėl viršelio, dėl šrifto netgi. Reiškia, jam knyga turi būti graži ir, kaip iš čia sakė, minėtos rūbus, tai tikrai tie rūbai pasiūti, aš esu labai patenkintas, nes ant viršelio ten yra mano anūkė, dabar didelė panelė. Va, ir dar viena tokia ta proga, tokia mintį, irgi derinčia visą šitą knygą, kurie kaip ant kokios strėlės sumauta, tai yra, kad mano anūkė švenčia ir Rasos šventę, ir kitas šventės, ir sekmadieniais vaikšto į bažnyčią ir nemato čia nieko tokio ypatingo. Tai va, sąsaja tarp krikščionybės ir tarp senosios mūsų religijos yra absoliučiai natūrali. Buvo randas, mes jį vadinam Treniautos randu, kai buvo nužudytas Mindaugas, galbūt net ir Gediminas, bet jisai užgijo per ilgą laiką ir jau yra karta, aš jai priklausau, kurie neturi šito rando. Mes esame išsprendę šitą problemą. Tai nebe mūsų problema, tai formos problema. Iš esos pozicijų žiūrint, nėra šitos problemos. Tai va tiek. Dabar dar yra Rolandas Razulevičius, salėje. Matot, kaip yra pas mus žmonių kuklumo pavyzdys. Aš vis tik turiu pasakyti. Reiškia, Rolandas yra žaliaraištis, savanoris, paskui kartu gynėm sausio 13 ne tik parlamento rūmus, bet ir asmeniškai Landsbergį. Turėjom nuo jo nesitraukti ten toliau kaip per 2 metrus ir taip toliau. Po to jis dirbo ministro patarėjo, po to nuėjo į verslą. Ir jeigu ne jo injekcija, irgi galbūt šitos knygos nebūtų buvę. Jisai paukojo stambias pinigų sumą, reiškia, šitos knygos išleidimui. Ir jo čia nėra. Nežinau, jis labai kuklus žmogus. Jis sakė, jeigu tu apie tai šnekėsi, manęs nebus. Tai matyti, tai... Jaučia matyti žmogaus širdis. Aš matau čia vieną auką, kurią mes šitoj pasikviesim ant ešafoto. Tai yra kalbininkas Alvydas Butkus. Alvydai, porą žodžių. Yra latvistas, yra latvių patriotas Lietuvoje gyvenantis, reiškia, ir šiaip labai šaunus žmogus, labai kažkaip, mes jo nepažįstam, tai bus proga susipažinti. Tai yra mūsų absoliutus bendramintis, bet jisai gali daug pasakyti rūsčių žodžių šitai knygai, nes jis yra kalbininkas, tai va čia tam tikra tokia intriga, pažiūrėsime, kuo tai baigsis. Jeigu kalba rūšė, mes jam daug kalbėti neleisim, tai prašom kalbėti. Latvistikos katedros vedėjas, turbūt taip? Letonikos
ten, nu, visi kiti pareidai, ten profesorius ir taip toliau, mūsų darbas. Pirmiausia, pasveikinimai. Įvedė mane kaip nuogai dilgelės, aš... Reikėjo ateiti. Tik reikėjo ateiti. Tai iečių aš nekryžiuosiu, kadangi pirmiausia, Algirdas yra mano bičiulis. Mes esame nekartą diskutavę tais klausimais ir prisipažinsiu, kad esame turėję bendrą nuomonę dėl kai ko. Dabar dėl kalbininkų, tiesa, noriu aš patikslinti, kad aš nesu Latvijos patriotas, aš esu Baltijos patriotas, tai yra Lietuvos ir Latvijos. O šiaip yra štai koks dalykas. Aną savaitę spaudoj jūs turbūt sekėt kai kurių istorikų klyksmą, isterišką klyksmą dėl vieno ruošiamo įstatymo, kuriame yra numatyta minėti atmintinas dienas. Istorikai turi tokį terminą įdomų – naratyvas. Ir kartą mane norėjo suvesti su profesoriumi Bumblausku, kad mūsų pasiginčytumėm, kadangi mes esam visiškai priešingose stovyklose. Ir Bumblauskas pasakė labai teisingai, sako, Butkus šnekės iš tautininkų pozicijų, su tautininkiškų naratyvų, jisai atseit šnekės Bumblauskas kitokių naratyvų ir bendro požiūrio nebus. Ir štai tokios knygos kaip Algirdo yra irgi tam tikras naratyvas. Bet skirtingai nuo tų istorikų, kuriems mes oponuojam, šitas naratyvas skatina mylėti kalbą, skatina pažiūrėti ją kitokiu požiūriu, kitokiom akim. Ir neatstumia lietuvio nuo Lietuvos, neatstumia lietuvio nuo lietuvių kalbos, o atvirkščiai pritraukia jį. Ir aš kaip kalbininkas, profesionalas, sakau garsiai ir drąsiai, toks požiūris privalo būti, privalo egzistuoti, kokį skelbia Algirdas Padarskas, nors kai kuriais klausimais mes profesionalai ir nesutarėm. Aš tik noriu trupučiuką paoponuoti prieš tai sakytam žodžiui, kad kalbininkai mato tik formą, anaiptol ne. Formą mato galbūt fonetikos specialistai, morfologijos specialistai, bet yra, atsiprašau, ir leksikologija, ir semantika, ir stilistika, ir taip jau perbraukt kryžių ant kalbininkų darbų turbūt irgi nereikia. Tai tiek. Ačiū. Dabar irgi, jeigu leisite, kad taip truputį užsivestume, salėje yra Lėtas Palmaitis, jis čia pasirodė. Aš norėčiau, kad Lėtas mums kokias 5 minutės tokią kietą fundamentalistinę paskaitą paskaitytų, kas yra vienas Dievas, kas yra pagonis, na ir tai, ką tu nori pasakyti, trumpai aš noriu jį pristatyti. Tai yra vienas iš intelektualiausių Lietuvoje žmonių. 5-6 kalbom laisvai kalba, rašo ir masto, moka keletą netgi retų kalbų, kurios nežinau, ar jos dar išnykusios, ar dar neišnykusios. Ir šiaip pagal savo intelektualinį potencialą aš nematau jam Lietuvoje lygių. Iš kitos pusės žmogus, kuris visas suėjęs į mintį, į savimonę, į religijos dalykus, kas labai įdomu, jo tokia vadinkim, gyvenimo kreivė nuo prūsistikos į teologiją ir tokia kieta, fundamentalistinė teologija, puikiai žino hebrajų kalbą ir ne tik tai kalbą, o ir visą, kas yra
susijęs su Senuoju testamentu. Leiskime žmogui trumpai pasakyti, mes esame su juo parašę knygelę, kas ir kada pagrobė Europą. Reiškia, 2 autoriai, naktiniai pasikalbėjimai internetu, laiškai, žodžiu, bet tai yra mūsų Lietuvos kultūrinis spektras. Mes turime viską, mes turime labai daug. Ir jeigu mes sugebame susišnekėti, o mes sugebame susišnekėti, aš tikiuosi, tai yra labai džiugu, Tai 5 minutės Lietui pamačiau. Ačiū, Algirdai, aš nesu tikras, kada aš kalbėsiu tom temom. O tai, kas tai nežinau, tom temom, kurias kalbėsi, iš tave neišmuši iš to viešų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti tai, ko niekas nesakė. Išvardydamas visus Algirdo nuopelnus, kad vis dėlto jis yra visos Lietuvos veidas. Jis atstovauja ir bajorijai, ir tam sluoksniui, kuris šimtmečių išbandytas ir bet kuri tauta tampa etninė grupė. Tai labai džiugu, kad tokių asmenų per stebuklą, per visus genocidus dar yra išlikę Lietuvoje. Tai būtent šitą reikia pabrėžti. Čia yra unikalus žmogus. Tai va. Dabar dėl temos, mano tema vis dėlto yra kalbinė ir kolega kalbėjo prieš mane ir iš paties nekartą girdėjau tokių dalykų, kad mes kalbam neformaliai, mes kalbam giliai, mes kalbam kaip mes jaučiam, bet kalbininkai, kurie kalba formaliai, jie kalba logiškai. Yra tam tikra loginė seka, dėsniai, nuo kurių negalima eiti į šoną. Ir jeigu pats suradai, pavyzdžiui, kad galima apsukti šaknį ir iš kitos pusės skaityti ir bus kažkokia tai artima reikšmė, bet kita reikšmė, tai reikia išbandyti visus atvejus ir maža to išbandyti ir kitose kalbose. Ar tai tik tai baltams būdinga, ar gal visoms kitoms, ar daliai tų kalbų. Kol mes šito nepadarėm, tai yra tik tai graži mintis ir nieko čia įrodyti daugiau neįmanoma. Tai va, mintis ir tegul. Tai va, dėl tų tikybinių dalykų, kiek mes bendravom ir aš labai dėkingas, man buvo labai naudingas ta bendra autorystė. Tai va, bet aš bijau, kad mes taip ir likom prie savo nuomonių, galbūt taip ir liksim. Tai va, bet man tik tai atrodo, kad paties požiūris, jis toks lyg ir ne pats Dievas save apreiškia, o jis yra kažkur tai tautose ir iš tų tautų kažkaip jis apsireiškia, kad jis lyg ir nėra asmuo, kuris savo valią apreiškia. Vieną kartą man buvo per dialogus pasakyta, kad aš lyg ir nesuprantu, kodėl jis apsireiškia tiems semitams, o tarkim ne baltams. O jis apsireiškia ne semitams, bet vienam asmeniui, Abraomui. Ir viskas. O kas tas buvo Abraomas? Jis yra pradininkas semitiškų tautų, bet jis kažkur tai buvo iš Chaldėjos. Tai čia jau veikia pats asmuo ir jo apreiškimas. Ir mes turim jam paklusti. Tai va, paklusti jo valiai, o ne kritikuoti. Mums patinka, nepatinka, sakyti, ko nėra tam Senam testamente, o kas yra tam tautosakoje, dar kažkas, tai Dievas nusišypsos tik tai. Tai va, ką aš galiu dar pridėti, čia labai gilus ginčas ir galbūt, kai aš turėsiu malonumą perskaityti visą tą knygą, gal parašysiu recenziją ir gal kas nors įspausdins. Su tokia šviesulių kompanija, kokią turim šiandien šią salę, būtų galima visus metus ciklą paskaitų daryti ir būtų apie ką ir pakalbėti ir ką pasiklausyti. Bet grįžtam dabar prie knygos Lietuva.
Tai susitarėm, dar leidžiam Algirdui pasakyti, kaip jisai kitos knygos priejo, ar jau einam prie klausimų. Ne, man atrodo, kad reikia prie klausimų. Nes šiaip pagalvokit, žmogus baigęs KPI, kažkurio metu iš aspiranto tapo šienautoju, atsiprašau, ir pradėjo domėti šitais dalykais, vis tiek taip negali būti iš dangaus, jam nušvitimas nereikia, nes šienautojas neblogesnis už jaunesnį mokslinį bendradarbiavimą. Gal net ir pranašesnis, nes būtent jo būdamas padarė šitos darbus. Tai kaip iki to priėjai? Ne, kalbėkime, aš laukiu klausimų. Jeigu nekalbėsi. Nekalbėsi. Tai vienas, taip, gerai. Sėdėti galima, nereikia čia stotis, čia neseimas. Tai aš neskaitęs tos knygos, tik nuotrupas esu straipsnių. Ir Algirdai iš karto klausimas, ar nuo pradžios skaityti, ar nuo vidurio, kaip tą knygą skaityti. Vienas dalykas, antras. Man labiausia pirmas skyrius. Menta. Iš kur lietuviai kilo, Tai noriu paklausti, ar yra mąstymo sąsajos su Statkutės Rozalės dėl Vestgotų, Ostgotų, Baltų ten ir taip toliau, migracijos jų ir panašiai. Va šitą vietą išaiškinau, nes kiti klausimai tik perskaičius gali būti. Skaityti aš patarčiau nuo lengvesnių, ten yra trumpesni tekstai, nes aš man čia prisimenu, pasakė, kad sako, pradėjau nuo pradžios ir įsmigau, reiškia, ten, kadangi eina ten apie Rėdos ratas, Rasa, ten tokia jau sunkioji artilerija, tai geriau pradėti nuo trumpesnių, kai jau jos tenai, ir ten yra tokių iš viso egzotiškų dalykėlių, gal net nuo jų, jie taip lengvai suvokiami, o paskui perėti prie rimtesnių, bet čia kaip kiekvienam išeina. O dėl gotų, tai aš pasakysiu, kad tai buvo viena iš tokių mūsų kilmės problemų. Su Jūratė Statkutė Rozalės mes esam bičiuliai, naktimis susirašinėjom, nes aš esu naktinis, o pas juos Venezueloj tuo metu diena, ir reiškia visiškai laikas sutampa, nors ten valandų skirtumas kokie turbūt 12 valandų. Tai, žodžiu, kur čia, galiu pasakyti, Alvydas Butkus pirmasis kalbininkas, kuris išdrįso pasikviesti, reiškia, Jūratę Statkutę prie bendro stalo ir kartu kalbėtis. Ir aš manau, iš to pokalbio, gal ne dabar, bet vėliau bus kažkokia tai nauda. Aš nepripažįstu jos pagrindinės tezės, kad gotai yra baltai, gotai nėra baltai, galintai yra baltai, gotai nėra baltai, gotai yra, jeigu taip bandyt apibrėžti, kažkokia tai tarpinė gentis, buferinė gentis tarp mūsų ir tarp germanų pasaulio, bet yra dalykų, kuriuos jinai sujudino. Ir šitas klausimas jisai išjudėjo, jo buvo pradėta domėtis ir yra kažkoks tai įnašas, bet to negalima ignoruoti žmogaus, kuris žino lotynišką kontekstą, jie žino visą ispanišką kontekstą, o ten yra Marijos, mes kažkodėl įsmygę į anglosaksišką tokį liūną, aš nemėgstu tos kalbos, anglų sakau atvirai, ir jinai yra skurdi, jie yra banali kalba, už tai jinai yra populiari ir taip toliau. Ir mūsų visas dabar dėmesys, jeigu prieš karą buvo daugiau į Vokietijos pusę, dabar reiškia į anglosaksišką ir teisė, ir visur darome miksą kur tie, reiškia, angliški tekstai, aš turiu galvoje, ne angliški, ne kalbos atžvilgių, bet mąstymo atžvilgių, reiškia, vyrauja. Tai už jos stovi visas ispanų pasaulis, ispaniškai kalbančių pasaulis, jis yra nepaprastai didelis ir nepaprastai įdomus. Ir jis yra artimesnis mums, šitas pasaulis, negu kad reiškia, anglosaksiškas pasaulis. Man keista, pas mus turėtų būti daugiau ispanistikos, daugiau prancūziško, reiškia, kultūros ir taip toliau. Tai čia tiek. O šiaip tai, kai kurios dalykus mano jinai priėmė, ir aš jos kai kurios dalykus, reiškia, priimu, bet bendras nuo to nesikeičia. Niekad nesutiksiu, kad gotai yra baltai, todėl kad tai yra, reikia kitaip truputėlį žiūrėti. Žodžiu, tačiau tai, ką jį daro, yra labai pozityvu. Na, čia galima būtų labai daug kalbėti. Yra keletas tekstelių, kurie tai liečia. Tai tiek galiu pasakyti. Bet šita problema yra labai svarbi, nes, reiškia, viena iš paslaptingiausių genčių. Jūs net neįsivaizduojat, kaip, pavyzdžiui, ispanų pasaulyje, Lotynų Amerikoje ir kitur, kaip yra gerbiami gotai. Gotai yra aristokratija jų. Jeigu, reiškia, jis turi gotišką kilmę, tai jis yra jau savaime virš. Jis savaime yra aristokratas tame pasaulyje. Va. O mes su gotais turėjome labai artimą kontaktą. Kaip sakiau, galindai, paskui gotus, gotai praėjo kaip audra.
kaip vėjo gūsis, o galindai užstrigo tenai tose Kantabrijos, reiškia, Dievo kampelį. Tai tiek. Tai dabar prieš eidami prie kitų klausimų padarysim tokį trumpą interpėlį. Kviečiam Sąjūdžio žmonės, Raimundą Kaminską. Bet trumpai, Raimundai, gerai? Porą minučių. Ir tada perinam prie klausimų ir eisim link pabaigos, nes, kiek suprantu, Algirdas nekalbės apie save, ne? Ar versime? Tai prašom. Gerai, tai pradžioje labai miela, malonu, kad mes tiek susirinkome taip gausiai ir šito ėjimo mes taip pat išreiškėme savo norą keliauti, eiti į Lietuvą, į Lietuvos širdį. Neseniai buvo išleista akademiko Zigmo Zinkevičiaus knyga Lietuviai, dabar pasirodė Algirdo irgi, manau, kad nemenkesnė, dar neteko skaityti, bet tikriausiai pavyks nusipirkti, čia didelė eilė žmonių buvo, ir tada galima bus daugiau įvertinti. Na, o šiaip Algirdą jau sovietinės okupacijos metais, kaip jau sakėme, ėjo į Lietuvą savo darbais, savo širdimi. Na ir malonu, kad kažkoks tai sutapimas su Sąjūdžio, ir su Sąjūdžio. Na ir mes taip pat mokėmės to meto Lietuvos istorijos. Čia dabar sėdi Laimutė susigužus, irgi profesorė dabar, menotyrininkė. Tai prisimenu, mes irgi tai vienam, tai kitam kambarėlį irgi studijavome Lietuvos istoriją, iš Skaidgirių, iš kelionių ir panašiai. Tai va tas ryšys ir mus su Algirdu turbūt ir ryša. Na ir trumpai Algirdas taip pat ir daug nusipelnė, nes kiti metai yra ir Baltijos kelio metai, susiję sandoroje su Sąjūdžio. Na ir taip pat vienas iš Baltijos kelio organizatorių buvo. Tai va ta pačia proga yra labai gražus padėkos raštas. Irgi Baltijos kelio įsitiesa jau ir anksčiau, jau negalima buvo sugauti, tai dabar yra proga ir įteikti Algirdui Patackui. Čia yra toks tekstas skamba, kad minėdami Baltijos kelio dienas, kai protestuodami prieš Molotovo-Ribentropo paktą, milijonai estų, latvių ir lietuvių susikibo rankomis ir sudarė 600 km gyvą grandinę Talinas, Ryga, Vilnius, reiškia nuoširdžią pagarbą ir padėką Algirdui Patackui už išskirtinus nuopelnus Baltijos keliai. Na tai čia mes visų pavydimu ir norim ir įteikti. Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus taryba įsteigė apdovanojimą, medalį, atminimo ženklą su Sąjūdžiu už Lietuvą. Perskaitau Kauno skyriaus tarybos liudijimą. Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Algirdas Vaclovas Patackas apdovanojamas Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus atminimo ženklu su Sąjūdžiu už Lietuvą. Noriu, kad Labai ačiū, iš tiesų jūsų apdovanojimas man yra labai svarbus, svarbesnis už vyriausybinius. Šiaip aš vengiu bet kokio apdovanojimo nuo valstybės, nes ten paskui neaišku, ko gali baigtis. Bet iš savanorių, iš visuomeninių organizacijų, man malonu, kai žmonės pasako, kad kažką tai tokio vis tik padarė. Tai ačiū tikrai, ačiū, parodo, kad Sąjūdis. Aš norėčiau du žodžius pasakyti, jeigu leistumėt. Šiandien yra gėrio diena, prie karalių. Dvasios diena, širdies diena. Ačiū Jums už tą gėrį, kur nešate Lietuvai. Ir ačiū gerbiamam Žarskui. Jam šiandieną buvo įteiktas gerumo kristalas savivaldybės. Ačiū Jums abiems už tą gėrį.
Na, dar pereis. turbūt keletą žodžių labai žinoma, ačiū ir gerbiamam Aleksandrui, kuris yra vienas iš irgi mūsų tautinės kultūros pradininkų ir labai verslas kristalo apdovanojimų jau seniai šitą reikėjo. Na ir kad ir Algirdas, na, kaip dabar galima izoliuoti ir gintarą, dručkų. Tai va, taip, kad už tai ne dėl to, bet dėl to, kad irgi sąjūdis jums taip pat skiria padėkos raštą už jūsų pasinaudodami protą. Ačiū labai, bet pereinam prie klausimo atsakymo. Tikrai laikas yra. Aš labai norėčiau Algirdą pasveikinti, mano švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bendrasuolis esame. Ir jo mintis visada labai aiški, tiesi, mes susivienėm tą mintį gindami. Nu, ne visada ten laimim, bet visgi Algirdai nuo komiteto. Ačiū labai. Aš suprantu, kad neužteks laiko visiems pasisakyti ir visiems užduoti klausimus. Tai susitaikykim su tuo ir kiek, kokį pusvalandį galim skirti klausimam atsakymam, ar ne? Algirdai, nuo ko pradėsit? Po to, jeigu leisite ir kas norės, šiek tiek žemės nepardavimo žmonės, kurie yra šių laikų savanoriai, lygiai kaip prieš 18 metais savanoriai kovojo už Lietuvos žemę ir kaip ten yra dainuoja tokioje kareiviškoje sakoma, kareivis kariavo už tėvynę savo ir tarnavo savo lantelį grabo. Juodas kryžius, baltas kapas ir užrašytas vardas jo. Tai šių laikų savanoriai yra tie parašų rinkėjai. Jeigu jums užteks ateivis, kas neturi laiko ar dėl kitų priežasčių, prašom, jie turi tokią trumpą informaciją. Tai čia tokia Algirdai, tu šeimininkas arba dabar, arba po klausimų. Tu šeimininkas esi vakar. Jo, tai po klausimų. Tai bendrų starimų, kiek pusvalandis klausimam atsakymų. Laukia kokio nors tokio klastingo klausimo arba, kaip sakant. Tai kad neatsakinėjai klastingus klausimus. Prašom. Prašom. Galiu paklausti, o ko jūs savo viduje jaučiatės? Ar galingas, ar sudinas? Ko jaučiatės? Iš ko jūs gydės? Nes buvo daug. Jaučiuosi esas kaunietis. Mano mama iš Aukštaitijos, o tėvas iš Dzūkijos. O šiaip tai mes esam lietuviai. Nėra tokios genties lietuvis. Lietuvis yra aukštesnė kategorija, lietuvis yra superetnosas. Lietuvis atsirado tada, kai atsirado Mindaugo Lietuva. Ir tai buvo viršgentinis darinys. Ir tokios genties nebuvo niekada lietuviai. Taip vadintis. Tai lietuvis yra kažkas tokio aukščiau ir jis tiesiog reiškia Lietuvos. Tos žodis yra labai artimas žodžiui valstybė, reiškia valstybės gyventojas. Išvertus, lietuvis yra pilietis, reiškia Lietuvos pilietis. Tai esu lietuvis, gali patikti. Prašom. Atsiprašau, norėjau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate Oskarų Milašių? O, tai buvo labai tokia, tarpusavio, reiškia, mums tais laikais labai trūko. Mes buvom uždaryti, tai niekur nėra taip, kad dabar sėda į lėktuvą, skrendi kur nori ir mano Ivanukė irgi mėgsta keliauti, aš jinai grįžta, aš paklausiu, ir ką tu ten matėjai, ką patyrėjai, tai būna keli žodžiai ir dažniausiai tokie žodžiai. Tai aš dabar pasakiau jai, kad jeigu, nematau, jinai yra čia ar ne, kad sakau, panelė, nori važiuoti, prieš tai turi išlaikyti egzaminą. Gerai, važiuoji į Gdanską. Tai turi papasakoti man, kas tas Gdanskas, kodėl jis yra Gdanskas, o ne kas nors kitas. Ir tik tada aš tau tą kelionę pafinansuosiu, reiškia, tada mes taip susitarėm. Tai galiu pasakyti, prie Milašius mes ieškojom lango į Europą, reiškia, to tikrojo lango į tikrąją Europą. Į Europą Meterlinko, į Europą Morijako. O ne kokio nors ten konbendito arba ten dar kitokių, reiškia, Lietas mėgsta tokį žodį svolačius.
Tai žodžiu, tai Milašius ir buvo tas langas. Ir per tą langą mes buvome Paryžiuje, vaikščiojome Fontainebleau, reiškia, bukinistų krautuvėlės lankėm. Per jį viskas vyko, bet viskas vyko labai lokalioje erdvėje. Tai yra butelis su langais į Šventos Gertrūdos bažnyčią, Vaclovo Šimžinio amžinatilsį prancūzisto ir labai puikaus vertėjo ir poeto butelyje rinkdavosi tokie žmogeliai, reiškia, ir mes klausydavomės, pavėpę, kaip ten, kas su to, reiškia, kaip tas Paryžius, kaip tas. Ir paskui iš to gimė, kaip aš jau sakiau, ir padarėm tą solidų darbą, reiškia. O Oskaras Milašius yra, mano meilė, reiškia, tokia metafizinė meilė. Tai yra įrodymas, kad galima būti lietuviu beveik nebūnant juo genetiškai, reiškia, kraujo prasme. Jis geriausiai atveju yra kvarteronas, reiškia, kaip ir dalį kraujo turi lietuviško, ir taip toliau. Reiškia, lietuvybė, lietuvis yra daugiau idėja, o ne genetika. Kas išpažįsta tą idėją, kas ją jaučia, kas dėl jos gyvena, tai yra lietuvis. Tai Milašius yra gyvas įrodymas, jeigu trumpai. Toje knygoje yra tekstas, Algirdo tekstas apie Milašių, iš tiesų, jeigu kas nesat skaitę, tai puikus tekstas. Prašom. Aš čia turiu 2 raštelius, aš gal perskaitysiu kol. Ar salė geras, ar esate geras katalikas, pabraukta geras, kaip žiūrite į moteriškų pavardžių darkimą, pavyzdžiui, ten Stankina, taip toliau. Ar geras katalikas, tai ten viršų yra, reiškia, tokia buhalterija, kuri viską netrukus išmatuos. Ir aš tikiuosi, reiškia, nežinau, ar praleis ten Šventas Petras, turėsiu ten, žodžiu. Galiu labai trumpai sakyti, labai stengiuosi būti. Kaip sekasi, tai ten bus suskaičiuota. O dėl antro, dėl Stankių bumkių, noriu įsivaizduojat, kad mano žmoną pavadinčiau Patackę. Būtų atsakymą. Nėra reikalo čia darkytis, turime unikalų. Aš nesmerkiu tų žmonių, kurie tai padarė. Tiesiog yra mados ir labai sunku prieš jas atsilaikyti, lai tai būna. Bet iškart galiu pasakyti, jeigu ateina moteriškis tokia pavardė, jau iš karto turi charakteristiką. Jau apie ją labai daug ką gali pasakyti. Norite šito, vadinkite. Tai tiesiog turim unikalų dalyką, reiškia, pavardžių kontekstai, reiškia, visa Europa yra absoliučiai, reiškia, negalima skirti, kas vyras, kas moteris. Vienintelė tauta, kur galima skirti ne tik kas vyras, kas moteris, bet ir ar vedusi ar nevedusi esame mes. Nenorim šito, būkim kokiam nors kitais. Tai labai trumpai jėgi. Dar vienas raštelis ir paskui galima bus tiesiog klausti. Prašau, Algirdo Alysų knyga Lietuva turi panašesnį į Dambravos knygą Lietuva. Bet ar yra knyga, ten turbūt kitas žanras, bet yra iš tiesų apie tą patį. Labai gerbiu Vytautą Dambravą, bendraujam iki šiol, nors jam dabar jau turbūt ir 90 greitai artėja, jeigu neklystu. Jisai šiek tiek jaučiasi vienišas, žinoma, žmogus senatvėje atitrūksta visi socialiniai saitai. Jis labai nori bendravimo, susitinkam, bendraujam. Trumpai galiu pasakyti, ar Dambrava yra tas žmogus, už kurį aš balsuočiau, jeigu būtų tokie, kaip čia pasakyti, metafiziniai prezidento rinkimai. Man jis yra aukščiausia kvalifikacija. Nežinau, kiek esate pažįstami su jo biografija, aš tai su jo pažįstamas dar ir asmeniškai. Tai yra, tačiau susikrostė tokios aplinkybės, amžius, konjunktūra ir prezidentais tampa žmonės, kurie, sakau tiesiai, ne visai to žodžio verti. Prezidentas yra pirmasis, tas, kuris stovi priekyje tautos. Man teko susipažinti, ne taip, kad ten paspaust ranką ar ką, bet pakalbėti. Ir netgi, pavyzdžiui, su Riuteliu vienam kambarį gyventi savaitę laiko su Estijos prezidentu. Tokių asmeninių kontaktų. Man pirmas prezidentas yra, jeigu iš viso, yra Džoharas Dudaiva. Tai yra žmogus, kuris žinojo, kad jis dėl tautos mirs ir žinojo, kad greitai. Ir vis tiek gyveno, darė ir žinojo, kad jis yra, reiškia, jau nebėra.
Tai yra nepaprastai sunki našta psichologinė, aš, reiškia, ant savęs jau tos dalykus, reiškia, išbandau. Tai ir jisai atlaikė ir mirė, kaip žinot, žuvo, reiškia, raketa, paleista buvo tarp tikros amerikiečių pagalba, va, šalia žmona buvo, liko gyva. Tai yra number one, yra pirmasis prezidentas iš visų, kiek aš pažinojau. Daugybė yra kitų kultų žmonių, kad jau tas pats Riuitelis. Tai yra, jis yra Brazausko variantas estiškas, taip? Tačiau yra puikus žmogus, reiškia. Jo jis yra valstietis, jis nemoka kalbų, vokiškai šiek tiek gaudosi, taip? Bet jis yra tikras Estijos patriotas, nesvarbu, kad jis buvo ten komunistų partijoje ir netgi buvo galva kurį laiką. Tačiau iš to bendravimo aš supratau, kad Estija jam viskas, kad yra paprastas ūkininkas, esto patriotas ir jisai esamom aplinkybėm darė ką įmanoma. Tai aš jam tikiu, kad jis toks buvo. Bet jeigu žmogus, reiškia, ten per blokadas statė savo vilas, tai čia jau tada kyla daug klausimų. Tai nenoriu nieko keisti, ne tas amžius ir ne tas laikotarpis, nebegaliu netgi tai daryti. Tai, bet Dambrava yra tas, kuris turėjo būti pagal savo lygį, pagal viską Lietuvos prezidento ir jis būtų šitą vėliavą nešęs ir, atsitiko, kaip atsitiko, ne visada istorija, reiškia, patvarko taip, kaip turi būti. Ar būtų galima paklausti? Aš pirmiausia, tai labai, mielas Algirdai, sveikinu su knyga ir labai dėkoju, kad yra, kad suspėjote ją išleisti. Tai nepaprastai ačiū ir aš manau, kad turėsiu didelį malonumą ir naudą ją skaitydamas. Žinodamas jūs kaip nepaprastai šviesų politiką, aš jau einu prie svarbesnio klausimo, prie sunkesnio. Žinodamas jūs kaip labai šviesų politiką, noriu jūsų paprašyti prognozės. Kiek šitos iškreiptos tolerancijos europinės sąlygomis Lietuva išliks lietuviška? Ir ką jūs palinkėtume mums visiems, kad jinai tokia ir išliktų lietuviška, ne tik už 10 metų, už 20, už 50 ir už 1000 metų. Ką aš galėčiau sakyti, yra toks žodžiai vienų vieni, ar ne? Žinokite, Lietuvai jie galioja 100% ir galios visą laiką. Mes visą laiką būsime vienų vieni. Problema yra tokia, ar mes šitai atlaikysim. Mes turėsime išmokti būti pasaulyje vienų vieni, nes esame ne tokia kaip visos tautos. Aš pasakyčiau ypatinga tauta, bet jau čia, kai kas pradės prieškagauti, čia toks trale. Tas mokėti būti vienų vienam, reiškia turėti savo ir niekaip neįsižadėti, yra nepaprastai sunku. Daugelį tautų tai ne problema, jie visai nenori būti tie vienų vieni, jie nori būti kažkieno tai dalis, kažkas tai suaugę. Mes taip atsitiko, aš nežinau kodėl, čia reiktų, nėra atsakymą, tą klasą, mes esame vienų vieni. Reiškia, ir kai mes susikaupiam ir apginam šitą, save patys, save apginam be jokios pagalbos, bet tada mes tampam savim. Pavyzdžiui, tokie metai buvo 18-23, aš jas vadinu Time of Heroes, reiškia, karžygių metai. Tai kai tauta ir jos valdžia buvo vienas kumštis. Ir tada mes sugebėjom. 23 metais mes supratom, kad niekas mums nepadės, jokios tautų sąjungos, mes netekom Vilnius, mes netekom Klaipėdos ir mūsų, reiškia, suvarys į ožio ragą ir uždusins, paprasčiausiai, pirmiausia, ekonomiškai, reiškia. Ir tada vyrai ryžosi. Klaipėdos sukilimas už 2 mėnesių patvarkė Varviškę. Tai va, ir valdžia, viskas ėjo iš valdžios, įsivaizduokite, Stulpinskis prezidentas davė įsakymą ir viskas buvo padaryta ir iš apačios buvo impulsas, žmonės rašė laiškus, kas čia darosi. Lietuva 5 metus gyvoja, o tai Varviškai įsidarinėja, ką nori, nei mokesčių moka, nei nieko ir taip toliau. Tas pasiai su Klaipėda. Tai va, tai kai mes išmoksim šitas pamokas, tauta ir valdžia turi būti vienas kumštis. Dabar taip nėra. Kaip padaryti, kad atsirastų tas kumštis? Tada mes išliksim. Yra labai rūsčios sąlygos Lietuvai. Mus puola daug klastingesnis priešas. Iššūkiai yra daug klastingesni. Šitas, kur minėjote, Europos iššūkis, čia nėra ne tai, kad Europos Sąjunga yra geras dalykas, aš tą galiu pasakyti, bet joje yra įsimetęs vėžys. Tai va, šitas vėžys mus gali ir suėsti. Tai yra labai baisus iššūkis. Ir mes turime sugebėti, bet mes šalininkų neturėsim. Reiškia, lygiai taip, kaip dabar dėl to žemės nepardavimų. Valdžiagi galėjo, bet tai būtų karas paskelbtas.
Karas Europos Sąjungai paskelbtas. Mes nenorime pardavinėti savo žemę. Ir mums per brangiai kainavo. Mūsų žemės valiuta ne doleriai, ne eurai, o kraujas. Kiek su ją pralieta kraujo, vyrai už 30 kvadratinių kilometrų žuvo 15 vyrų varniškai. Tai daugiau negu Klaipėdoje. Tai va toks atsakymas būtų. Vienų vieni. Ne liūdna, ne nostalgiška gaida, kaip reiškia Brazaitis pasakė, bet tokia, kad esame vienų vieni ir turime atsilaikyti. Jeigu tai bus, tai bus. Jeigu ne, gali bus ir nevalyt. Dar savo trigrašį telpsiu, tuomet Algirdo knygą skaitykit ne nuo pradžios, bet nuo pabaigos, kur eina jo istoriniai, publicistiniai tekstai ir interviu. Tai ten jis tos dalykus yra prašęs šitoj savo knygai. Ar norim dar ko nors paklausti Algirdo? Prašom. Jeigu galima, tai galima garsiau. Dar garsiau. Dėl religijos Taip. Lietuvoje. Kaip jūs matot, ar tai bus mutuojanti ar besivystanti į kažką gražaus? Kokią religiją turi galvoje? Lietuviška. Kažin, kas dabar vyksta Lietuvoje. Paskaitysiu, aišku, gal suprasti daugiau, bet kaip jūs manot, kas bus stipriau? Kas religinių klausimų Lietuvoje bus pagrindinė religija? Pagrindinė religija, kiek aš žinau, tai yra katalikybė vis tik. Ir aš manau, kad jie ir liks. Bet mūsų katalikybė yra lietuviška katalikybė. Čia gal Lėtas nelabai norės sutikti. Žodžiu, nėra abstrakčios. Aišku, katalikybė, krikščionybė yra labai stiprus dalykas. Mano tekste, šitoje knygoje yra toks tekstas, kuris su lituanistika tarsi neturi nieko bendro. Siūlyčiau jį atkreipti dėmesį, jisai vadinasi Kristus yra vyras. Nu, vyras ta prasme, ne lyties prasme, bet jis yra kietas. Ir aš su juo, reiškia, turiu asmeninį santykį. Galiu pasakyti tai tiesiai, jis nėra tas, kur bažnyčia kartais jis būna toks nuglaistytas, papuoštas, apkabintas visokiais ten, tokiais nereikalingais dalykais. Jis buvo tikras žmogus, kaip vyras žinojo, kas jo laukia, ir tai padarė iki galo, padarė tiksliai nepaprastai ir kalbėjo žodžius, kurios galėjo kalbėti tik tai Dievas. Reiškia, žmogus taip negalėjo kalbėti, reiškia, jis buvo ir Dievas. Jis buvo ir Dievas, ir žmogus. Tai su krikščionybė yra taip. Krikščionybė Lietuvoje yra specifinė, turi savo bruožų, bet jie, reiškia, nors iš esmės jie gali būti ir universali, gali neturėti jokio etninio apvalkalo. Jie yra pakankamai stipri. Bet su jie irgi yra nemažai bėdų, o laimė, kad turime antrą iš eilės gerą popiežių. O jeigu jūs turėt galvoje, kad tokia rivalizacija arba priešpriešas su pagoniškas dalykais, tai aš sakiau, šitos knygos viena iš ašių yra, kad išgyt nuo šito. Mes, reiškia, turėjom aukščiausią Dievą, jis vadinasi aukštėjas visagistis, vienas iš teodimų yra, labai įdomus teodimas, bet kaip jisai, iš jo galima ten, teologai gali daug padaryti, reiškia, kaip atsirado trejybiškumo savoka, krikščionybė, kurios judaizme beveik nebuvo, nežinau, kad čia Lėtas mane pataisys ir taip toliau, bet nėra jokios vidinės priešpriešos. Tiesiog gimė vaikelis, išaugo, kalbėjo, darė, numirė ir po to pasaulis tapo kitoks. Ir mes tapom truputį kitokie, tie patys, bet truputį kitokie. Nematau jokios priešpriešos. Man tai ne problema. Ir daugelis žmonių jau tai ne problema. Jeigu yra problema, dirbkite su tą problemą. Aiškinkitės, plėskit savo akiratį. Tai yra labai sunku, reikia iki 30 metų, aš manau, kad jūs bent tik tai skaitysite, tik po to pradėsite daryti kažkokias tai išvadas. Reikia nepaprastai daug žinoti, nepaprastai daug skaityti, kad šitą problemą išspręsti, jeigu jie turi. Aš jos neturiu, nes nuo vaikystės gavau labai gerus pagrindus iš savo tėvų ir šitos problemos neturiu. Gal kitam kitaip nenusisekė, gal jis negavo tų pagrindų ir taip toliau, bet dirbkite su jie. Tik tai po to galėsite sakyti, kad aš sąžiningai atidirbau ir kažkokią tai turiu išvadą iš viso to. Bet iš esmės, tyrinėjant visą tai, nematau jokių priešpriešų. Tiesiog buvo viena, tai ir liko, bet atėjo, jau kaip sakiau, išganytojas ir taip pasidarė, kad mes, reiškia, jį priėmėm ir mes jį turime. Ir nieko čia ypatingo daugiau neatsitiko. Bet aš galiu pasakyti, kad jeigu jis nebūtų gimęs, nebūtų atėjęs, tai aš nežinau, pasaulis būtų pats save, būtų suicidas, reiškia, viskas būtų žlugę. Nes jau tikrai jo reikėjo.
kad jis pas mus atėjo vėliausiai, tai yra didžiulis pliusas, plenitudė tempo, jis laiko pilnatvę. Reiškia, pas mus jis atėjo vėliausiai, nes pas mus vėliausiai mažiausiai buvom sugedę, jeigu taip ūkiškai pasakyti. Lemiamas klausimas. Ar Kristus buvo, ar Kristus yra? Be abejo yra. Va čia jis yra. Va čia jis yra. Aš su juo norėdamas neišsiskirčiau. Tai yra tas kaip kiekvieną imituoju savo veiksmus, dažnai prašaunu pro šalį, dažnai esu labai nuodėmingas žmogus ir panašiai. Bet tai, aš jį myliu. Jis yra... Ką čia dabar sakyti? Myliu. Vieną sekundę šitą perskaitą ir Ne, tai jūs skaitom. vienas iš anksčiau ties raštelis. Čia kalbu apie, kad čia sąjungė, aš kažkiek prisidėjau, aš tai praleidžiu. O kokia jūsų nuomonė apie dabartinių sąjūdžio darbą ir kryptį, ar jos neišsigilmai kovoja už laisvę ir kovoja už teismus. Plus sąjūdis nėra, negalima sakyti, kad sąjūdis apsilpo, negalima sakyti, kad sąjūdis išsigilmė. Sąjūdis ištirpo duodamas, nu, kaip į sriubą įmeti druską, taip, ir tos druskos nelieka, bet jį yra, sriuba tampa kitokia, geresnė. Tai ta prasme sąjūdis yra, tos formos, kur liko, aš manau, jos reikalingos, reikia, kad būtų tokia struktūra, čia daug kas sako, tai čia išsivaikščiokit, nu labai norėtų išsivaikščioti. Tai, žodžiu, jis yra, galėtų būti geresnis, kad autiesiai, nepaisydamas medalio, turbūt jo nebeatimsi. Bet jis yra ir tiesiog, bet jo idėjas. Sąjūdžių niekas nepanaikino, nenubraukė sąjūdžio idėjų. Jos, jeigu Lietuva jų laikysis, ji bus stipresnė. Jeigu jas užmirš, arba jeigu jas iškreips, arba žemins, arba suplastos, irgi tokie dalykai yra įmanomi. Kad ir su to žemės klausimu, reiškia, esant įkliuvę į tokius savotiškus spastus. Nes sąjūdis, kaip žinau, formaliai pasisakė prieš, reiškia, šitą akciją. Ir padarė didelę klaidą. Jau kas, o sąjūdis turėjo būti už. Čia reiškia, nebuvo pakankamai valios, nebuvo pakankamai ne tik politinės valios, bet paprasčiausiai vyriško atsparumo. Reiškia, iš viršaus atėjo iš partijos toks nurodymas ir jisai buvo įvykdytas, bet sąjūdis nėra partijos koks nors ten lakstukas. Jis turėjo turėti savo nuomonę ir turėjo ją sugebėti apginti. Buvo atskiroji nuomonė pareikšta sąjūdžio tarybos taip toliau, bet aš tai įrašau kaip minusą į dabartinę sąjūdžio veiklą. Tai jeigu trumpai, tai tiek. Gerai, dabar jūs norėjot klausti. Letas Paulatis minėjo apie bajoriškas šaknis. Ir jums tikriausiai turėjo kažkokią įtaką Potockio, grafo Potockio rašyta knyga apie Europos ten kažkokias fantastinės ar kitokias teorijas. Ir antras buvo grafas, kuris irgi Potockis, kuris perėjo iš krikščionybės į judaizmą ir nuo to labai stipriai nukentėjo. Kokią įtaką turėjo jų asmenybės jums? Tas klausimas, Potockio buvo daug, pradžioje jie buvo labai šaunus karvedžiai, kovose su turkais žuvo kokius 2 kartus. Reiškia, ir jie tokiu būdu užsidirbo savo ir vardą, ir herbą, ir turtus, reiškia, kovodami. O paskui tai buvo visokių, buvo gerų šunsnukių, toks Ščensny Potockį buvo, kuris ten, reiškia, iš tiesų reikėjo pakarti, nežinau, ar pakorė, nepakorė, bet tai matot, man tie dalykai, jie manęs neliečia, aš nesu ten koks nors popierinis bajoras, kur ten dokumentų laikyčiausi, ar dar ką nors. Arba tu esi, arba tu nesi, jokie dokumentai čia nepadės. Tai manau, kad Lietuvoje reikalingas tas toks savotiškas, kaip čia pasakyti, yra vaišiai, reiškia, kšatriai, vaišiai ir bramonai. Tai yra reikalingas vaišiai sluoksnis, kšatrijų sluoksnis reikalingas. Vaišiai valstiečiai, bramonai dvasininkai, ir tas kšatrijai, tai tie, kurie, reiškia, administratoriai, kariai ir taip toliau.
Tai mūsų galima priskirti bajorijams, kai jie savo funkciją vykdė. Bet kai XIX amžiaus gale, reiškia, Česlovo Milašiaus tėvas atjoja su savo jazda, prasiveržęs pro frontą į savo dvarą ir bejodamas iškapoja 6 savanorius, po to grįžta atgal, reiškia, kovoja prieš Lietuvą, surinkę savo jazdą, reiškia, savo būrį. Jo sūnus bandė kažkiek tai reiškia, būti LDK konteksto lietuvių. Bajorija išdavė Lietuvą, tai trumpai šnekant, su atskirom išimtim, koks nors Ježy Gebrais arba ten dar kas nors. Ir už tai dabar jie atsiima savo. Jos nėra mūsų gyvenime. Bet būti nuo to jau šatrijų gali kiekvienas, ne pokarį dar. Iš kur galų galia jie atsirado? Anglijoje kaip gimė aristokratų sluoksnis. Tiesiog tie žmonės, kurie pasižymėjo, laikėsi riterystės idealų, tarp kitko, šitą knygą rasite ten apie Rasos ryšį su Šventuoju Graliu. Yra labai įdomus netiesioginis ryšys, bet ne betarpiškas. Reiškia, ne taip, kaip keltai turėjo betarpišką ryšį su Šventuoju Graliu legendą. Tai ten yra riterystės gimimą. Kas yra riteris? Tai yra šitie dalykai. Jeigu tu laikysies, tu esi aristokratas. Jeigu tu nesilaikysi, tau jokia pokarį nepavyks. Nu ką, pasiteldami. O buvo protėvių, taip, gyveno Lietuvoje, 16 amžiaus gyveno Lietuvoje, ten ilga istorija, nenoriu jos pasakoti. Tai gal pasiteldami protingumo principą leidžiam užduoti paskutinį klausimą ir suteikiam žodį žmonėm, referendumo žmonėm. Ne, čia gal palaukite. Ne, tai šį. Palaukit, prašau. Žmogus turi problemų su kalbėjimu. Gerbiama signatarė, krikščionybė Lietuvai buvo įbrukta per jėgą. Nuo to mano protėvių labai daug buvo nužudyta. Nužudyta dar ir tam, kad Lietuvoje būtų galima laisvai prekiauti silkėmis ir pinigais. Kaip žinot, Vytautas ne iš gerų norų, ne iš malonumo įteisino ją čia. Dabar einam prie to, kad trigubai sumažintume referendumo skaičių. Ar jums netrodo, va čia patyrė moteris, kad vis dėlto šitą mistinė, aš skaitau, kad tai yra mistinė būtybė garbinama Lietuvoje, negalės būti keičiama. Jūs apie tai dalinai neviešai liktai paaiškinot. Ačiū. Aš nelabai supratau, kas ta mistinė būtybė. O ta, kurią mes dabar garbinam, ar jūs ją matėte? Turiu galvoje Dievą. Jėzus Kristus. Mistinė būtybė yra Jėzus Kristus. Jėzus Kristus nėra mistinė būtybė. Taip, apie Kristus gyveno labai aiškiai, gyveno realiai, pragyveno visą savo Matyti. Gerai, ačiū. Gal čia dabar negaištam. Paskutinis klausimas ir baigiam. Paleistas paskutinis iš Butelio. Gal Butelio jūs skaitėt ant olimpiečių uniformos Lietuvos tautiniai audinių raštai, gal geriau sako, keičiam uniformą, nes čia jau, kaip sakyt, kažką įžeisim, čia netinka. Tai tada gal jau ateis greitas laikas, jau netiks mūsų vytis kaip herbas, galbūt ir himno žodžiai netiks, tai čia jau kažkaip tai, jau kažkoks, tai aš ten nemačiau parodyti, buvo tie raštai, tai paprasčiausiai kaip Latvių raštai, viskas tokie, kad ten nieko papiktinant, bet uniformą pakeisim. Tai čia pasakymas. Ačiū. Tai dabar su Algirdu baigiam. Prašom. O šiaip ką, galim tik pasakyti ačiū Algirdui už skaitimo vertą knygą ir klausom jaunimo dabar. Gerbėlėjai, iš mūsų bando pavogti pasirinkimo teisę. Pasirinkimo teisę, kaip valdysim savo valstybę, kaip ir kas kontroliuos mūsų čia Lietuvos žemę. Aš manau, kad tai gana iš tikrųjų laukti ir pastoviai kažko tikėtis, kad įvyks savaime.
manau, kad po truputėlį mūsų piliečiams, tautiečiams reikia daugiau imtis iniciatyvos. Ir kviečiu visus tai padaryti, perskaitydamas šį atsišaukimą. Piliečiai, Lietuvos Respublikos konstitucija trečiame straipsnyje įrašyta: tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. Kas sekė įvykius, aš turėjau kuo puikiausiai matyti, kad šitokia irštva vadinama VRK kvestionuoja tautos valią 320 tūkstančių surinktų parašų. Mes draugė atlikome titanišką darbą. Nėra lengva atrasti panašios reikšmės įvykių naujųjų laikų Lietuvos istorijoje. Tačiau radus piktavalių, bandančių menkinti 320 tūkstančių piliečių reikalavimą skelbti referendumą. Toks požiūris ir elgesys tikrai yra nusikalstamas. Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, suvokdami Konstituciją įtvirtintą nuostatą, kad suverenitetas priklauso tautai, reikalaujame jo 320 tūkstančių parašai virstų referendumu. Dabar tai priklauso nuo mūsų visų sutartinų pastangų. Dėl to kviečiame kiekvieną, tiek pasirašysi, tiek ir nepasirašysi, imtis iniciatyvos ir reikalauti, kad mūsų atstovai Seime balsuotų už referendumų paskelbimą iki gegužės 1 dienos. Referendumas privalo įvykti. Jis privalo vykti 2014 metų gegužės 1 dienos. Aš jau pasirašiau, padėjau savo parašą, kad aš visom įmanomom priemonėm sieksiu, kad šis referendumas įvyktų. Tikiu, kad yra salėje ir daugiau čia patriotiškai ir tautiškai nusiteikusių žmonių. Mielai lauksiu ateinančių jūsų visų parašų dėl spaudimo, teisėto spaudimo, piliečių spaudimo Seimui, jog jis pagaliau parodytų, kas yra tautos Seimas. Dėkui labai. Tai ką, tai ačiū Algirdui už skaitymą vertą knygą, o mums visiems už bendrystę. Gerą vakarą. Ar aš dar galėčiau pasakyti porą žodžių, tą pačią temą? Gerbėmieji, dar keli žodžiai. Manęs paprašė paaiškinti, kodėl tas tekstas buvo jūs perskaitytas, kurį dabar Marius perskaitė. Tai tas tekstas radosi paskui tą tekstą, kuris buvo antrą dieną prie Seimo. Perskaitytas, po tuo tekstu yra surinkta apie 50 šiai minutei iniciatyvinės grupės narių ir iniciatyvinės grupės aktyvistų, kurie kiekvieną dieną dirbo vyriausioje rinkiminėje komisijoje ir išrinkinėjo tos parašus į atskirą duomenų bazę, kurios reikia tikslinti. Tai šitas tekstas yra toks, aš dar jums irgi perskaitau jį pasakyti. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Loretai Graužinienei, vyriausybės pirmininkui Algirdui Butkevičiui, Seimo frakcijoms, Lietuvos piliečiams ir žiniasklaidai. Dėl piliečių reikalavimo skelbti referendumo vykdymo, remiantis tuo pačiu Konstitucijos 3 straipsniu, kuris čia buvo paminėtas, mes ir remdamiesi parašais patvirtinta piliečių valia reikalaujame vykdyti daugiau kaip 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių išreikštą valią bei reikalavimą skelbti referendumą. Įtraukti į pratęsiamos Seimo sesijos posėdžio dienotvarkę 38 Seimo narių teikiamo nutarimo projekto svarstymą dėl referendumo, dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo ir balsuoti už tai, kad referendumas būtų paskelbtas iki kovo 30 dienos. Mes visi suprantame, kad gegužės 1 diena yra lemtinga diena, tačiau mes manome, kad kovo 30 diena yra dar geresnė data, dėl to prašome kovo 30 dienos, nes reikalavimas laiko skalės įvykdomas kovo 30 dieną.
Ir šitą reikalavimą pasirašė pirmieji asmenys, tai iniciatyvinės grupės pagrindiniai koordinatoriai Pranciškus Alfredas Šliužas ir Rita Jusienė ir dar arti 50 iniciatyvinės grupės narių ir aktyvistų. Ir kviečiame šito, dvi artimiausios savaitės yra lemiamos savaitės dėl to, kad poryt bus tariamasi dėl to, kad įvyktų, kad būtų įtraukiama į Seimo dienotvarkę šiandien. Tačiau mes turime padaryti taip, kad Seimas išgirstų avilį už savo sienų ir pajustų, kad mes reikalaujame ir mes nenusileisime ir reikalausime, kad įvyktų referendumas. Darote vieną, kad elektrija pasivyrė. Ir klausimas neparduoti. Miela ponė, jeigu būtume galėję paeiliui tą daryti, būtume padarę. Seimo narys Arimantas Dumčius. Aš norėčiau iniciatorių vardu pakviesti jūs sausio 13 pirmadienį į Kauno karininkų ramovę, kur bus paminėta ta labai iškili ir bus filmai rodomi, kur Algirdas Patackas ir kiti kels vėliavą virš prie karo muziejaus bokšto ir kiti įvykiai. Ateikite į tą paminėjimą sausio 13 valandą pirmadienį karininkų ramovė. Sausio 13 dieną 13 valandą karininkų ramovė. O vėliau, kurie gyvena arčiau Sitkūnų, Sitkūnuose sausio 13 dieną 15 valandą irgi kviečia Kauno rajonas. Atvažiuokit kauniečiai palaikyti Sitkūnų, dabar kaip ir anksčiau. Ir Vilniuje taip pat kai kas vyks.